Šį kartą šiek tiek neįprastoje aplinkoje su gyvenimas atvedė mane į griovį. Štai taip atrodau dabar aš čia. Su dabar vidury miško. Griovyje. Ankstyvas išvykimas į treniruotę, sutikimus suplanuotus Vilniuje baigėsi vidury miško. Vidury miško kažkur niekur, nes dabar atšilimas, ledas, vanduo ir tiesiog, kad ir nebuvo didelis greitis, nuo nuokalnės nedidelės mašina visiškai buvo nevaldoma ir aš tiesiog atsidūriau čia. Jinai yra sugadinta, pats automobilis sugadintas, bet nieko daugiau baisiai ir neatsitiko, nes nebuvo didelis greitis. Šį išvažiuoti negaliu. Atstumas iki žmonių keli kilometrai, kuriuos galbūt surasčiau ir klausimas dar, bet jeigu tu pats matai, aš tau parodysiu, dabar yra 5 valandos. Aš jau gerą pusvalandį stoviu ir čia yra internetinio ryšio nėra ir turiu išeiti į šalį, kad šiek tiek kažką pasigauti. Pirmoji mintis slystant buvo, aš mačiau medžius, ar aš juos pasieksiu, koks tas smūgis bus ir labai greitai viskas įvyko. Medžios taip stipriai nepasiekiau, pasiekiau tiek, kiek reikia ir viskas, aš kabu čionais. Gyvenime vyksta įvykiai, kurių mes negalim suplanuoti. Gyvenimas mus kartais sustabdo ten, kur reikia sustoti, kartais jisai parodo per štai tokias situacijas, per įvairius įvykius susijusius su sveikata, su artimaisiais, su finansais, su darbais, kad reikia sustoti, pamastyti, permastyti, pasižiūrėti savo kryptį. Ir kai atsitinka kažkas netikėto, ko nėra plane, pas mane to nebuvo. Pas mane buvo labai nuostabus planas su treniruotė, su bėgimu, su susitikimais ir viskas turėjo būti gerai. Bet ne viskas einasi pakeliui. Ne viskas einasi taip, kaip tu norėtum. Dažniausiai būna priešingai. Ką daryti su tokiom situacijom? Kai gyvenimas atmeta jas, aš galėčiau pykti, kad aš buvau kvailas, kad aš važiavau per greitai, ar kad rūkas buvo, ar kad tokios sąlygos, ar kad aš galėjau kitų kelių važiuoti. Ne, aš matyt turėjau šito keliu važiuoti. Aš matyt turėjau čia atsidurti, kad sekant įvykių grandinę nueitų ir nuvestų mane kažkur tai. Aš žiūriu kiekvieną situaciją, kuri atitinka ir ypač kuri yra nepatogi, kuri yra tokia išskirtinė, kad yra duodama suteikiama informacija, kad koreguoti kažką reikia gyvenime. Arba per aukštos energijos vaikšto ir reikia pasižiūrėti, kodėl taip yra, kodėl, ką daryti su tuo. Man nieko nesitiko. Automobilis daiktas sugadino, okei, išlaidos dar kažkas, viskas tvarkoja, tai yra išsprendžiama. Bet ką daryti toliau yra pagrindas. Įvykiai, kurie vyksta gyvenime tau ir man, jie vyksta kiekvieną dieną. Galima piktintis, galima pykti, galima nekęsti, galima sakyti, kokia tai nesąmonė, kodėl taip atsitiko. Vienintelis klausimas man dabar, kada automobilis artimiausias važiuos, kam aš galiu paskambinti, kiek aš turiu kuro, kad nesušaldyčiau miške. Taip dabar rodo 0 laipsnių. Taip ryšio čia nėra, čia jokios techninės pagalbos nepasikvies, nebent iš Ignalinos. Tai čia jau spręsiu šiek tiek vėliau. Kokius veiksmus aš turiu atlikti, kad iš čia išeiti. Gyvybei negrėsia nieko, kaip taip, vilkai mane šiandien neužgrauš, bet iš esmės, ką daryti. Ir anksčiau aš gal piktas būčiau dėl šitos situacijos, dabar aš tiesiog žiūriu, viskas tvarkoja, įdomu, netgi nuotykis kažkoks, tai tegul tai būna. Bet kaip tavo gyvenime? Kaip tu elgiesi kiekvienoje kasdieninėje situacijoje, kai tau nepakeliui kažkas tai ir labai smulkmeniško, kaip tu pasipiktini ir kaip tu liūdi, kaip tu nekenti tų situacijų, prarasdamas energiją, kuri reikalinga sprendimams priimti, tu lygioj vietoj ją prarandi, atiduodi ir gyveni savo tamsoje, taip aš pavadinčiau. Šitas pavyzdys dar kartą man rodo, kad tai, kad aš ruošiuosi gyvenimui, ir tos aplinkybės, kurios nepatogios ateina, man ta stiprybė, kai aš ruošiausi, jinai reikalinga kiekvienoje šitoje situacijoje. Aš visiškai nepergyvenu dėl jos, aš susitvarkysiu ir išsispręsiu. O tu, ar gali savo gyvenime pasakyti, kad nesvarbu, kas tavo pakeliui atsitiks, tu būsi stiprus, ieškosi sprendimų. Matau žmonės palūštančius
labai paprastose situacijose. Jiems atrodo, kad nėra gyvenimo, kad neverta gyventi, kad verta pasiduoti, kad verta liūdėti, kad verta kaltinti ir piktintis. O iš tikrųjų taip nėra. Iš tikrųjų vyksta įvykiai, kuriuose svarbu sprendimai, kuriuose svarbu turėti sveiką protą, sveiką psichiką, suvokti realybę ir priiminėti sprendimus. Viskas. Pasidaro viskas paprasta. Tos situacijos būna skirtingos, kai yra netektis, kai yra traumos, kai yra kažkokios didžiulės finansinės griūtis, kai palieka tave tavo antroji pusė, kai palieka tave moteris ir tu nežinai, ką daryti. Bet jinai adekvati, kai tu supranti, kad tiesiog tau reikės atlikti tam tikrus veiksmus, išbūti tose situacijose, išliūdėti galbūt priimti kažkokius sprendimus, kurie reikalingi parduodant kažką tai, kad tu galėtum tvarkytis toliau, čia jeigu apie finansus. Jeigu tai su sveikata, kad tau reikės atsisakyti tavo įprasto gyvenimo ir eiti į kitokį gyvenimą sveikatinant savo kūną. Taigi visos aplinkybės, visos situacijos, kurios yra nepatogios, jos yra mums naudingos ir yra pamokos, kurios leidžia suprasti šitą pasaulį. Aš išnaudoju šitą laiką čia, apmąstydamas ir tai, kaip aš dabar gyvenu. Įrašydamas šitą pokalbį, galvodamas, ką aš galiu toliau padaryti. Ir iš tikro visiškai nebijodamas gyvenimo, nebijodamas to, kas gali ateiti pas mane rytoj. Ir tai gali ateiti kiekvieną dieną. Visą laiką savo sakau, Dariau, tau rytdiena negarantuota. Dariau, gyvenk šiandieną. Nebijok dėl to, kad kažkas nepatogu, kažkas neišeina, kažkokie galbūt įsivaizduojami nedideli lūkesčiai yra ir jie neatsitinka. Gyvenk čia ir dabar. Mėgaukis tomis akimirkomis. Mokykis. Mylėk gyvenimą, mylėk žmonės. Viskas atrodo kitaip. Tam aš ruošiuosi, taip aš gyvenu ir gyvensiu visą likusį savo gyvenimą. Kai tu esi nepasiruošęs, kai tu gyveni patogiai, kai tu nepriimi sunkumų, kurie pas tave ateina ir nedirbi su jais, kai tu pats nesusikuri sunkumų, kai tu esi tam savo komforte, tavo gyvenimas yra apgailėtinas. Tau sunku, bet kokia paprasta situacija. Net ir darbe kažkas ne taip pasakė, tu jau susijaudini, susinervuoji ir esi nepatenkintas. Tau reikia skirti laiko, suprasti save, kad galėtum gyventi gyvenimą, kuris yra aukščiausios kokybės gyvenimas. Nesvarbu, kas aplinkui vyksta. Kad tu galėtum tokį gyvenimą turėti, turi būti stiprus. Ruoškis gyvenimui ir būk stiprus.